Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, pradedame 2024 metų kovo 26. Nors ir rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdį. Pagrindinė darbotvarkė yra 7 klausimai, papildomi klausimai 2. Tik pirmasis klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 metų gruodžio 20 dienos sprendimo numeris 1/252 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo dalinio pakeitimo. Pranešėjas Teisės personalas civilinės navigacijos skyrius vedėjas Justinas Andrimavičius. Laba diena visiems, yra parengtas sprendimo projektas, kurio siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą. Iš esmės, pakeitimai susiję su vietos tarybos įstatymo pakeitimai, taip pat su tarybos narių atsiskaitimo forma ir su išvadų teikimu, kai sprendimo projektų teikia nevaldytos administracijos. Gerbiami tarybos nariai, klausimų? Klausimų nėra? Jeigu mes šiek tiek koregavom, čia kas liečia įvairius tarybos narius, ataskaitas, tai pasižiūrėjom kitų savivaldybių pavyzdžius, kur merai ne vieną kadenciją ten Radviliškis, įvairių partijų ir jie pasikėlė tą tvarką šiek tiek pasikoregavo, bet pakoregavome mes. Taigi antrasis klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 dienos sprendimo numeris 1/73 dėl Širvintų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo. Pranešėjas Teisės personalas civilinės navigacijos skyriaus vedėjas Justinas Andrimavičius. Šiuo sprendimo projektu siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės peticijų komisiją. Iš esmės keičiasi vienas komisijos narys. Tarybos nariai, klausimų. Trečiasis klausimas dėl gatvių pavadinimų keitimo. Pranešėja Kašyros ir Kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja Vilmantė Šukytė. Diena yra parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūloma suteikti pavadinimus gatvėms. Pagrindinės seniūnijos Žingsnių kaimo gatvė Lietuvgatvė, Kernelės seniūnijos Kryžavalės kaimo gatvė Vilniaus gatvė, Zigalų seniūnijos Kiemelių kaimo gatvė, Kiemelių gatvė ir Jono Varietojo gatvė. Ačiū pranešėjai. Ir pirmasis klausimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 dienos sprendimo numeris 1/183 dėl viešam neparduodamų Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teisę priklausančią nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašo patvirtinimo dalinio pakeitimo. Pranešėjų kaip Lietuvos skyriaus vedėjas Dagunienė. Siūloma iš dalies pakeisti nekilnojamų daiktų sąrašą ir papildant sprendimą 6 objektais ir išduodant objektus. Abu klausimai. Penktasis sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 metų gruodžio 21 dienos sprendimo numeris 1/256 dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės priemiestinio Širvintų miesto priemiesčių reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų eismo tvarkaraščio nustatymo dalinio pakeitimo. Pranešėjas skyriaus vedėja Dagunienė. Siūloma pakeisti Širvintų savivaldybės vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus ir eismo tvarkaraščius. Tarybos nariai, turi klausimų, prašau. Aš noriu paklausyti, ar ruošininkai dėl to, kad nėra važiuojančių žmonių, taip? Ar jie prašo? Iš principo niekas nepanaikinta yra, Aruonis važiuoja, tik tai pirmadienį ir penktadienį bus pratęstas maršrutas iki Vičiūnų. Atsiranda naujas maršrutas, kitas Aruonis Vičiūnai, o tik iki Aruonis važiuos trečiadienis, o pratęstas maršrutas tas pats iki Aruonio, pratęstas iki Vičiūnų.
važiuos pirmadienį. Ir tada noriu paklausti, ką reiškia kabutės, neradau lentelėje, prie T raidės kabutė, prie H raidės kabutė. Tai yra toks punktas išdėstymas mano redakcija. Noriu paklausti, ką reiškia tas 28 30. Taip. Pagal viltą. Taip. Nes maršrutai yra skaičiuojami pagal sudaros maršrutą. Tai Klausimų. Šeštasis, dėl autobusų stočių steigimų Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo. Siūloma patvirtinti autobusų stočių steigimą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas patvirtinimas. Klausimų nėra, ačiū pranešėjai ir pirmieji. Septintasis, dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 28 dienos dėl Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo dėl nepažeidimų. Pranešėjai ir pristatysime bendradarbiavimo koordinatorių vyriausias specialistas Simonas Kadžiūnas. Labą dieną visiems. Šio tarybos sprendimo projektu yra siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 28 dienos sprendimo numeris 1/92 dėl Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo pirmą kartą ir vietoje Laimos Kaškauskaitės, Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato lyderis įrašyta Asta Preikienė, Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato bendruomenės padalinių. Ar būtų klausimų? Klausimų nėra. Ačiū pranešėjai. Papildomas klausimas. Dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Gricius. Širvintų rajono savivaldybės tarybai yra pateiktas sprendimo projektas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai. Remiantis administracijos išvada, teikiamas sprendimo projektas numeris 2/59 yra teisėtas ir atitinka vietos valdybos įstatymo krizės plano nuostatas. Reglamentuojančios savivaldybės tarybos kontrolės funkcijas ir įgaliojimus ir atsiskaitymų už savo veiklą savivaldybės tarybos tvarka. Yra parengtos Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2013 metų sausio 23 dienos įsakymo numeris 1/2028 dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo nustatyta tvarka. Klausimų nėra. Ačiū pranešėjai. Antras papildomas klausimas dėl sveikatos centro Širvintų rajono savivaldybėje įkūrimo socialinės paramos skyriaus vedėjai. Referentas sprendimo projektas, kuris Širvintų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasis sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašų ir kitais teisės aktais, įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės 2023 metų birželio 28 dienos sprendimo dėl Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo, atsižvelgdama į Širvintų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 24 metų kovo 21 dienos pasitarimo dėl sveikatos centrų priskiriamų paslaugų teikimo organizavimo Širvintų rajono savivaldybėje protokolą. Taip pat atsižvelgdama į Širvintų rajono savivaldybės tarybos 23 metų spalio 16 dienos sprendimą dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės ir organizavimo priėmimo tiek viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir tai, kad šitas organizavimo etapas yra įvykdytas, nusprendžia įkurti sveikatos centrą Širvintų rajono savivaldybėje, koks bendradarbiavimo būdų skirtingose juridinėse asmenyse. Viešojoje įstaigoje Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre UAB Duoja, uždarojoje akcinėje bendrovėje Mūsų šeimos klinika, Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure
viešoji įstaiga dalies įmonė. Taip pat savivaldybė nusprendžia pritarti dalyvavimo stoties projektui, kuris yra patvirtintas paskutines Kauno projekte. Turite klausimų? Klausimų nėra. Ačiū. Savivaldybės komiteto posėdis baigtas.